Labas, draugai. Šiandieną pakalbėkime apie vinių naudą žmogui. Matai, su vinim ne vien tik trobas kalt galim ir pasigydyti. Žinom, kad yra procedūras, akupunktūras jos vadinas, kada gali su adata gydyti organus. Tai va, čia adata irgi ta pati vinis, tik mažesnė. Bet nueiti tas procedūras ne visi galim sau leisti. Vis dėlto čia viskas pinigais matuojama. Tai ką reikia daryti, jeigu nori pasitvarkyti namų sąlygom. Yra vienu žodžiu labai sveikas procesas stovėjimas ant vinių. Delnus galima dėti ant vinių. Nežinom, kad delnuose ir pėduose yra labai daug tų taškų energetinių. Nežinau, vien kojų pėduose, jeigu gerai pamenu, ten apie 35 taškai yra. Kiekvienas taškas, ten, kiekvienas pirštas, kiekviena ten pėdos vieta, ten į tą vietą įdūrus, jinai susijungia su organu tuo. Ir gauna, dabar į pėdą įdūrėnę, jinai gauna signalą. Tai pavadinkime elektros signalą. Pereina. Ten dažniais vadina, ar kaip. Jau kas susidomėsit akupunktūrom tom, pasiskaitykit, internete yra pilna informacijos. Mano esmė parodyti, kad galima tai daryti namų sąlygom, vieną kartą sumokėjai ir turi visam gyvenimui nemokamas akupunktūras. Va, mano esmė kokia yra. Tuo labiau, kad vaikščiot į tokias įstaigas, kur renkas, kaip čia pasakius, labai įvairūs žmonės, kur labai įvairios energijos yra. Ten ateina pasikupunktūrinti ir nelabai gerų žmonių, ar ne? Tai dabar ta adatėlė įdurs tam, sakykim, nelabai geram žmogui, ne? Ją nudėkos ir daugiau po kurio laiką tau ją įdurs. Tai vyksta energetiniai mainai. Kaip sakant, iš tos pusės, tai geriau ten nesilankyti. Nes kaip ir sakiau, kad kuo daugiau žmonių, tuo daugiau problemų. Tai va, čia turi nuosavą ir tvarkai savarankiškai. Pasiskaitai informaciją internete,
taisyklės ir savarankiškai, kada nori, kaip nori, nors ir ant galvos stovėktų ant tų vinių. Suprantat? Pasiskaitai instrukciją saugumą. Tai darai. Ir nieko nekainuoja. Tai va, dabar apie tą lentą trumpai pasakius. Vienu žodžiu rekomenduoja ten, aišku, sidabrinės vienas, ar gal cinkuotas net. Tokias jau ne tos, kurios rudyja, sakykime, ir nesmaigas. Nu, ne kaip adatos galiukas, jos biškai pribukintas čiučiut yra. Tai va, daugiau, tie tarpai tarp vinių irgi turi labai didelę reikšmę. Vienu žodžiu rekomenduojama kas centimetrą, vat. Kas centimetrą. Tokie atstumai tarp vinukų. Nu, pagal pėdos dydį pasidarai, bet tu gali ant jos ir atsisės pasėdėti, biškai pasikapunktūrinti. Gali rankas va, padėjai rankas, nu mes parodysim bišką, po biškį. Suprantat kaip? Eina žmogus pas tuos punktūrininkus tuos, kada jau blogai. Tai va, kad taip nebūtų, mes iš anksto, profilaktiškai tai darykim ir greičiausiai, kad mums niekados nebereikės kaip pas juos. Užbėgam lygai prieš akis. Nes kada tu jauti tą durimą, sakykime, diskomfortą pavadinkim, tai tas diskomfortas, jisai gydo. Aišku, mes įpratę išgerti tabletką nuo skausmo, ne? Ir tada nieko nejaus, nes taip yra gerai. Bet kada jauti, nu minimalų, sakykime, tą diskomfortą gali leisti kiekvieną savo skirtingą. Bet minimalų diskomfortą, kai jauti, jisai veikia kaip lengvas, profilaktiškas vaistas tavo. Tai va, ir tai rekomenduojama daryti kasdien. Galima tai daryti kelis kartus dienoje. Ir saugumas visur ir bet kur. Pirmoj eilėj pasiskaitai instrukciją, kaip saugiai atlikti darbą, nesvarbu kokį, kad nepakenkt savo ir kitam, aišku. Tai va. Nu ką, dabar pačioj pradžiai, sakykime, lentą jūs nusipirkot, yra pirkti internete tų lentų grinai, kur stovėjo lentos su vinim. Taip ir pasivadina, susirasite, kas jau norėsite, viniulę ir nusiperkat, ten jau jie jums tie verslo, kas jie? Kurie lentas daro, vienu žodžiu, jums rekomenduos. Yra tokie, va pagal kainą. Galite ir auksinės vinės susikalti, jeigu turite pinigų. Čia, kaip sakant, pagal kiekvieną. Esmė tame, kad nereiktų vaikščioti viešas vietas, kur renkasi įvairio plaukų žmonių. Va, ką esmė, ką noriu pasakyti. Turi nuosavą lentą, įstovi ant savo lentos, tu vienas, tu gauni iš jos neištaškytos energijos, tiesiai iš vienos jos. Tai va, dabar lentą turim. Dabar, aišku, iš pradžių reiktų pratintis prie tos lentos po truputį. Po truputį, va, kaip dabar, sėdim ant kėdės, padedam kojytės ant lentutės ir pasėdim, kas kiek galim. Bet pradžią siūloma ten 10 sekundžių, 20 sekundžių. Po to jau, po kurio laiko, kai pajusi, kad jau tau tų, sakykime, sekundžių per mažai, pereini į minutės. Nu, po to biškai gali paspaudinėti, ne, jeigu jau jauti, kad tau nebebada. Daugiau bandyti atsistoti vėl, sakykime, nuo 10 sekundžių
Ir taip didini tas sekundės, tu pajusi pats, kad tavo ištvermė didėja. Tu daraisi kantresnis, ištvermingesnis, vienu žodžiu stipresnis daraisi. Iš pradžių pirmas kartas bus atrodys, gal čia kokia nesąmonė yra. Tik po kurio laiko tu suprasi, kad čia yra dar ir kokia sąmonė. Tarp kitko, apie sąmonę labai valo protą stovėjimas ant vinių. Va jogai tą puikiai žino, jie stovi ant tų vinių. Atstata labai, oi smegenėlės atstata. Jie tik stovi jau, žinokit, ir valandą laiko ant tų vinių. Taip kad, pradėti, taip sakant, pabiškutį. Dabar dėl pačios pradžios, galima kojines apsimaut, jeigu jau tau jauti, kad negali stovėti pėdą, nes tos pėdos dažniausiai dabar pas to šiuolaikinius žmonės, jie suprantat visą dieną vaikšto su batais, su ten šilkiniam kojinėm ar kokiom ten, juos ten kaip kūdikio odelė ta jų pėdas jų, suprantat. Tai jo ta pėda labai jautri bus, labai skausminga. Ir bet koks įdūrimas atrodys, kad tragedija. Čia esmė grūdinti savo kūną, grūdinti, valyti protą, organus profilaktiškai prižiūrėti. Tik dėl to. O dabar, kas dar apie vaikščiojimą basomis, taigi žiūrėkit, dabar, pavyzdžiui, miestas žmogui basam kaip nebėra kur ir vaikščioti. O ką reiškia basam vaikščioti? Tai reiškia ryšys su žemė. Tu kada basas vaikštai, tavo pėda liečiasi prie žemės. Mes visi vis tiek esam žemės vaikai. Mes iš čia niekur nepabėgsim, neišskrisim, tik atėjom laikinai. Gavom tą kūną, išsinuomavom tą kūną ir mūsų prigimtis vaikščioti ir liesti pėdą ant žemės, o ne per batus. Mums pagal gamtą taip yra suplanuota. Mes žemės vaikai esam. Mums basą pėdą reiktų vaikščioti per žolę, per vandenį, per smėlį. Ant tų asfaltų trinkelių geriau nedėt kojas, bet jeigu nėra galimybės, jau tada kitas klausimas. Kuo daugiau būkit gamtoj, basom kojam. Čia tas pats, ta pati akupunktūra. Čia tik vis namų sąlygom, bet miestas žmogui tobulai tinka. Kaimo žmogus visą dieną jis basom pravaikšto laukia. Jis jau prisakau akupunktūrina. Tai va, gerai, einam toliau. Kojines turim. Nu ką, va, pasėdėjom, su kojinytėm, jau apsipratom, daugiau atsistojam, va. Atsistojam ir žiūrim, aha, jau, pavyzdžiui, kojinė plonėja, jau supratom, kad galim stovėti be kojinių, nu, tad mes ir jau pradedam be kojinių, be tarpininką, tiesiai. Akupunktūrinamės be tarpininko. Va. Ir atsistojam. Nu, pradžiui gal nereiktų žygiuoti ant jų, pastovėti, kad, aišku, pirmi kartai bus labai skausmingi. Nu, tai pirmus kartus atstovėkit, po 5 sekundės, ar tik užlipat ir nulipat. Paskui užlipat 2 sekundės. Ir palaipsniui didinas tos sekundės ir iš tų sekundžių gaunas, matot, ir valandą kiti stovi. Kiek valandų tų sekundžių turi? Labai daug, vienu žodžiu. Tai va, pastovim, suprantat? Ir kada jau skausmas didelis, nulipi, po to vėl užlipi. Jeigu skaičiuoji sekundės galvoj, biškį nukreipi dėmesį nuo skausmo. Vat, skaičiuoji, bet jau daugiau tas nudurimas, skausmas, jisai vis tiek pradeda atiminėti protą
ir pereina dėmesys į pėdas. Tada jau nulipė, ką tada jau. Bet stovėjimas kuo ilgesnis ir susikaupimas. Va, jau paskiau, jau kaip biškį apsišlifuosite su tuom vinim, susidraugausite, kai jau pajusite naudą vinių, stovėjimo ant vinių, kada jau suprasite, kad, čia kaip pasakyti, čia kaip pavyzdžiui mėgstantiems saldumynus suvalgyti pyragaitį. Suvalgyti pyragaitį, taip gera, ne? O čia va tas pats va bus va. Tik tais be pyragaičių, be jokių nuodų, be chemikalų, be sintetikos ir sveiko organizmui. Tada jau jūs patys, tas vinis, suprantat, jau galvosite apie tas vinis. Ir gal net kažkada vietoj patuškos naudosite lentą vinių. Visko gali būti. Nes čia akupunktūrų irgi labai daug. Vienu žodžiu, ką noriu pasakyti. Apie susikaupimą, va, jau geriausia yra. Tai va, atsistojam, ten, sakykime, žadintuvą gali užsistatyti, ten 5 minutėm, 10 minučių. Ir visą dėmesį sutelki į pėdas. Būtent į tuos dilgčiojimus. Ir va, gali biškį pirštus, čiučiut, jeigu ten tau per mažai duria, biškį paspaudai, va. Nusiramini, kvėpuoji ramiai, pilvu, nepamirškit, kad per nosį kvėpuojam ir iki pilvo pačios. Geriausiai kuo giliau kvėpti, pilni plaučiai iki pačios. Iškvepiam. Per nosį kvėpam. Bet yra dar gilesnis kvėpavimas. Apie jį kitą kartą, dabar apie vinis. Tai va, stebim, kas vyksta, du procesai, kokie pojūčiai nuo to dilgčiojimo vinių. Bet tu paskui nebejauti to dilgčiojimo, suprantat, kas yra? Kaip dažniau pastovi. Va, gali biškį pavaikščiot, o dabar jaučiasi, jau va, su kuom čia palyginti. O, jaučiasi. Va, čia gauna, tu adrenaliną gauni, netgi, taip galim pasakyti. Aha. Bet žinokit, labai gerai veikia. Oi, kaip veikia, kaip organizmai. Pasitarkit su specialistais, vat, šeimos daktaru, pasitarkit apie vinių naudą organizmui. Suprantat? Kadangi aš tik rekomenduoju, kad tikrai labai efektingas, profilaktiškas gydymo instrumentas, pavadinkim. Suprantat, ir nervus labai gerai apramina. Tu pradedi suprast, kad tie nervavimaisi, jie iš viso yra tau nereikalingi, beprasmiai. Yra daug įdomesnių, svarbesnių, naudingesnių projektų, kur galima atiduoti, savęs gydymui, sakykime, savęs tobulinimui. O dabar tu jau supykdamas išliejai tą ir kas gavosi, dabar tu išlieko į čia buvą, į savęs gydymą, savo neigiamą energiją. Tai tu savo bent padėsi. O dabar tu išliejai, per burnavą išliejai, pasakydamas kažkam negražų žodį, tu išliejai, aišku, gerąją tu energiją išliejai. Tu jeigu tu ieškai būdų, kaip ją vėl pasikrauti, bet tavo žodis gali net užmušti kitą žmogų, suprantat? Tokį žodį gali jam pasakyti. Tai tu ir savo kenki, ir kitam kenki. Va. O čia, tu viską, bent jau vis tiek, mes keistis turime tik nuo savęs. Tik nuo savęs, tai dabar tu investuoji į savo kūną. Ne tavo kūnas, bet į šitą kūną investuoji. Tu padedi šitam kūnui jaustis gerai. Tai va. O daugiau,
va pailsim, biški, va pailsim. O, kaip gerai. O, kokie raibuliukai eina, suprantat? Čia vat ir yra ta vat gyvybinė, nu galim sakyti, elektros impulsai tokie. Bet tie gydomieji yra impulsai, suprantat, šitas paskas palaukia va vaikščiot. Nu, per žarijas kiti vaikšto, kaip aš žinau tos dalykus, kad jie, nu jie tik pakrauna tave. Suprantat kaip? Aišku, ten žmonės, žinokit, biški gali šono čia šit nukrypti apie vinijų arbatą pakalbėti. Jo, žinokit, kam, pavyzdžiui, trūksta geležies, jie vinijų arbatą geria. Tai va. Nu, apie Vilnius mus jau tiek, ne? Vilnius apie tiek. Aišku, paskiau ir ten ant vienos kojas gali stovėti, jau kai jūs išsiugdysite savį tvirtumą, valią, stiprumą, tada jau bandyt koją pakelti, bandyt pastovėti va ant, kaip čia parodyti, ant šitos dalies, va, ant šitų vadalių, kaip balerino, va. Čia jau fantazijos reikalas, žinokit. Ai, va per rankas, nu va, tas pats irgi va. Va, padedi rankas ir paspaudi, va. Ir tu jauti, kiek tau spaust, kiek tau nespaust. Ir gaunas va, akupunktūra tau, suprantat? Va, atleidi, paspaudi, va. Va. Ir pabūk, nu, su ranka, matai, rankas gali kontroliuoti. Jau stovėdamas ant vinių labai neprikontroliuosi, bet rankas gali kontroliuoti. Svorį padėjai, nuėmei, va. Į tau, suprantat, vyksta, į dar aišku mintimis, jeigu sakysi, kad ačiū, kad galiu savo padėti, ačiū, kad gydausi nuo negalavimo. Po tokio mintim, jeigu tu dar save pasistiprinsi pats, tai žinoma, kad tik geriau bus nuo to. Negu kad stovėsi ant vinių ir keiksies ant kaimyną. Kažkokią naudą turėsi, bet tu tas keikimasis, tas pykstis, jis atima iš tavęs viską. Nu, pavadinkim, viską tas yra energija. O jeigu energija žmoguje silpnėja, viskas serga. Pradėkim, nežinau, nuo nago, baikim smegenim. Ir va viskas eina, visi organai, raumenys, kraujagyslės, širdis, ten inkstai, plaučiai, kepenys, viskas serga. Žinokit, būtent dėl to, ką mes gerą energiją ištaškom. O pasikraunam hamburgeriais, kur ten pasikraunam, dar Coca-Colom, vienu žodžiu. Maistas irgi yra energija. Tik tais kokybė skiriasi. Tai jeigu tu šlamštą energiją dedi į save, nu tai čia šlamštas viduje ir yra pas tave, suprantat? O jeigu tu kokybišką energiją dedi į save, tai pas tave ir kokybė yra. Ir kada tu pradėsi valgyti švarų maistą, pas tave visi organai pasikeis, pas tave protas pasikeis, pasaulėžiūra pasikeis. Ir supratimas pasikeis. Ir kažkada tu suprasi, kad patardamas kitam, kaip gyventi sveikiau, ekologiškiau, drauge su gamta, tu suprasi, kad patardamas kitam, tu ir savo patari. Padėdamas kitam, tu ir savo padedi. Jau dvigubai gaunasi geriau, negu vien tik savo. O tu dar ir kitam. Nu nežinau, tas žodis nauda nepatinka, bet pavadinkim, pasakykim. Dvigubą naudą tu turi. Kitam padėdamas ir savo. Tai va. Gerai, daugiau galim atsisėsti bandyti, va. Daugiau galima bandyti atsisėsti. Gerai, šitą reikaliuką patraukiam, kaip čia, kad matytusis. Va. Irgi galite iš pradžių patušką pasidėti.
ploną. Va, pasėdė, va. Suprantat? Tursiukus apsimauti. Va, ir pasėdim. Suprantat, tau akupunktūrinas kūnas. Gydy, tu pats save gydy. Niekur eit nereik. Jokių nereik priemonių kažkokių ypatingų. Ir va, tai gerai, čia pasikupunktūrinai, biški pakvepavai, biški pasimankštinai, biški maistą prisižiūrėjai. Nu ir kas gausis? Kaip jums atrodo? Kas gausis? Gausis, kad labai sveikas paliekė, ne? O kas nenori būti sveiko? Tai jau visi puikiai žinoma, ne? Kad turtas yra sveikata. Yra žmonės, kurie galvoja apie pinigus ir pardavinėja, labai gražiai išreklamuoja, supakuoja, sugundo, suvilioja tai, kas nesveika, bet gauna didelį pelną. Ar ne? Ir tu gaunasi, kad moki pinigus už tai, kad pakenktum savo. Nes jeigu tu tik susijusi su nuodu bet kokiu silpnu, iš pradžių tu silpną nuodą gauni. Vis tiek tau lėtinė forma čia viskas blokuojasi. Lėtinė forma tu net nepastebi, kaip tu nukrypai nuo normos. Norma yra mūsų natūralus maistas, natūralizmas, naturopatija. Jokio dirbtinumo. Vat nenoriu ten šeimininkam pasakyti, suprantat, apie sriubą ką nors negerai. Pavyzdžiui, į sriubą dėti daržovės, viskas gerai. Vat morką supjausti, bulvę supjausti ten, ne? Bet jau tokį buljoną gabaliuką, jeigu dėti, jau žinokit, čia yra pagaminta iš gamtos, nafta irgi iš gamtos yra pagaminta, suprantat, bet mes suprantam, kad nesveika yra nafta. Tai tas pats apie tos buljončiukus. Jų geriau nedėkit, druskikės įsidėkit, pipiriukai įsidėkit, va. Geriau pirkit nesumaltus pipiriukus, patys malkitės. Žinau, kur žmogus prikiša pirštą, ten 10 kartų tikrink. Nes vis tiek čia valdo šitą planetą pinigai, gobšumas, godumas, troškimai, malonumai. Čia tu niekam nerūpi. Tu tik rūpi, kad kuo daugiau pinigų iš tavęs išlupti. Va tik, tiek tu rūpi, va. O kai jau tu plikas basas liksi, mes susirasim kitą. Tai va. O čia už vinis, nebeprisimenu, 4-5 eurus sumokėjau, o lentą jau gavau. Malkinį va. Ir suprantat, išlaidos minimalios, nauda efektyvi, maksimaliai va, maksimaliai nauda. Tai va. Ką dar reiktų pasakyti? Suprantat žmonės? Mes turime būti sveiki. Kaip mes galim save naikinti? Ir kodėl mums tai yra susinaikinimo programa? Mes bandome įsiaiškinti. Nes viskas, kas perdirbta, žinokit, kas nenatūralu, tas greičiausiai, kad kenkia. Tas greičiausiai, kad kenkia. Tai va. Nu ką, tada tam kartui apie vinis tiek. Daugiau sugalvosim, apie ką kalbėti. Temų yra begalė. Begalė temų. Bet vis tiek pirma turi susitvarkyti su savim.
kalba eina apie energetiką, susitvarkyti savo energiją susitvarkyti. Kai tvarkysis tavo energetika, tvarkysis ir organai. Aišku, ir tarakonai tavo lieps iš galvos, žinokit. Nes pas kiekvieną yra pilna tarakonų galvai. Tai va, vieni piktybiniai, kiti mažiau, bet mes visi turim tų tarakonų. Tai va, mes turim susitvarkyti savo tarakonus, susitvarkyti kūną ir tik tada prasidės žinojimas, kas yra žmogus. Kol mes žudam, kol mes valgom neaišku ką, kol mes skupus, gobšus, pavydus, pikti, čia dar tuos vat reikia tą tarakoniną savy išvalyti ir tik tada prasidės tavo supratimas apie žmogų. O daugiau ten jau laitelių, žinokit, yra. Nu, apie tas pakopas, apie galimybės pakalbėsim. Manau, įvairiai pakalbėsim. Aišku, kai kam bus nemalonu girdėti, bet tas nemalonu irgi, žinokit, kaip vaistas. Kaip vaistas, nebūna neskanus, bet paskui supranti, kad gerai, kad aš išgėriau tą tabletę. Nes mūsų ego neleidžia švarios informacijos priimti. Nes tu esi klaidingai parašytą knygą ir dabar tu nori, pavyzdžiui, sakykim, ant tą nosinių uždėti kablelius. Kur turi būti kablelis, ne? Ąžuolas, pavyzdžiui. Tai jeigu tas ąžuolas egoisto sąmonė gyvena, jis priešinsis visaip, kad kablelį jam uždėtų. Bet jis tada bus tikras ąžuolas su kableliu. O be kablelio jis kažkoks ąžuolas, bet ir ne ąžuolas. Čia gramatikos prasme. Čia viskas tas pats ir mumise, žinokit. Mes kaip ir žmonės, bet ne žmonės. Suprantat? O ta puikybė, čia viskas susijęs su egoizmu mūsų. Tai va, mes tvarkysime su egoizmą, bet vinių tas energetinis pakrovimas, jisai valo egoizmą, valo. Valo, grūdina, stiprina, gydo. Vienu žodžiu, kad tik mums susitvarkyti save. Nors, kas jau gali, nors save susitvarkyti. Nors iki gyvenimo pabaigos, nors save susitvarkykit, nepadarykit nesąmonių. Tvarkykite save, savim susirūpinkit. Pasidomėkit, kaip gyvena, sveikuoliai, sakykime, ne? Jūs žiūrit, kaip verslininkai gyvena ir pavydit, suprantat, kaip gaunas. Tu nežiūrėkit tos verslininkus, tegu jie turi tos pinigus. Tu žiūrėk į sveikuolius. Tu žiūrėk, kas yra sveikas žmogus. Va, kur reikia žiūrėti mums. O ne kas kiek turi. Gerai, ir apie pinigus pakalbėsim. Ir apie beleką. Ką tik sugalvosim, tai kalbėsim. Pasiruošim biškį ir kalbėsim. Gerai, tam kartu tiek. Nu ką, ačiū draugai. Iki sekančių kartų.